ką, sveikučiai. Žodžiu, situacija tokia, kad Andrius pasima savaitę laisvą, kad dingtų tas stogas ir atsirastų grindys. Nes iš po vakar kiek gavom lietaus, tai vos kibirų užtekom kambarį. Tai visa laimė, kad bėgu net ties spintom, ten kokiam ne virš spintų, bet šiaip ant grindų. Tai žiauru, dabar buvom į Kauną išvažiavę, grįžom, tai pajazus, tai čia nupilinėjom nuo plėvių kelis kartus. Jau ta plėvė nuo tų šiukšlių jau su skylėm, tai per tas skylės dabar leidžia. Tai žodžiu, tai pasima savaitę laisvą, stojam, pasidarom, iki grindų pasidarom, paskui gražiai naują plėvę užtiesiam, tai bus jau ramiau. Nes šitaip, tai čia galėsim tuoj su skaičiais miegoti. Einu aš šone dar nusiardyti plasmasių eilių iki lango. Vat. Žodžiu, taip. Ant tos lentos lipk apatiniais. Ja? Ant tos apatiniais lentos lipk. Tai aš beveik galiu. Tuoj pasidarysiu palikiu. Va. Skylutė.
Na, gražiai paguldysiu. Ne. Paimsiu, tai žodžiu. Dabar viskas šukuoja, kaip ir paleisiu į gal žinai, griūs. Dabar šitą lentą turėtų nugriūsti tau. Nedėk palei kraštą. Eis viskas velniom tai. Na, žemyn. Dabar tu pereik į tą pusę šitai, kol pasmuk. Va šitai. Va šitai. Leis, nu peties žemyn. Leis, tai su pačiu. Laikau aš. Nu šitas va taip padarysi. Eik, tu tos lempos gausi. Eik dabar tu te. Gerai. Gerai, leidžiu. Anie tie galinis mūsų. Gerai, čia žiūrėk. Čia taip. Jeigu užminiau, neužkip. Jo, dabar viena pusė, na. Pučius telefoniką, kas daros? Eik. Nu, ir kaip jums atrodo, mums sekės neblogai, ne? Tai Andrius nešasi malkas, o aš einu pasikiliuot plėvę. Skylės, kelsim vėl ant viršaus
nes nusimato lietučios. Bet vat skylių yra. Vis tiek nuo tų šiukšlių tai yra sušaudyta. Kaip ir čia nebėgs. Bėgs. Per jas ir bėga. Tai susiklijuot, sulankstyt ir vėl vilksim ant viršaus. Na, koks gražumėlis. Nu va, nusileido vandenį. Vandris nusiardo. Tai va, situacija tokia. O, papa. Drūtį, jie sudėti drūtį čia. Aukšti. Tai čia buvo irgi kelios nuomonės, kad šitą palikt, kas čia bus blogai, bet mes jį imsim lauk. Va, nes ties langų, tai va. Va, kas iš jo yra. Tai jį šalinsim visą. Tie patiniai toliau neblogi. Va, juda jisai, ne? Na, reikia tai jie tik susodinti ir čia. Gabalais pjaustyti viską. Ja. Ir paskui čia darysim iš naujos medienos sumuštinį. To saudysim. Bus gerai. 15,5. Ant to įsilygiuoti jį kažkiek tais. Tai jau reikia. O gal rimtai ant tų galinių susaudyti bus pakaitę. Tik tai šeš, bet būt gerai man čia vieną užsidėti. Čia užsidėti, paskui ant viršaus dar vieną. Kad kabint, nu kai juos sukryžmint. Nu. Juos reikia sukryžmint, čia visas tas namstė. Va, o kazilai tai vat buvo šičia va taip pat sukišti ir jie nieko nepritvirtinti. Afigina. Tai žodžiu, mes blogiau nepadarysim negu buvo. Jeigu taip laikė, tai
Mes bent vinių privarysim. Surišim. Oi, parein vėl čia marus. Nu, va. Ir vėl baigsim į kambarį. Aš nusileidau vandenis, plėves. Palieku, kad naktį eitų miegot ramiai. Žodžiu, ryte vėl nusipilsiu. Taip ir gyvenam. Dūlę paleist. O šiandien. Nabašniks. Kabliuks kažkoks. Žalvarinis sakoks. Šitą prisukt reik? Reiktų sukt, bet reik pasimt. Turi tų varžtų, kišenė kiškis. Turiu aš galvutę tą didesnį. Labas. Aš atėjau su pikta. Eik, tu plika visą atėjai. Aš įksiterliuoju. Įsiterliuoji. Tai apie dešrelius. Ko aš valgiau? Ai, su dešrelė? Tai paskui, ko aš įsirengiau, valgiau padažus, kai kakas nukito. Kaip kakas. Žiūrėk, man čia padažuota. Į tau padažuota. Mama, žiūrėk, kaip aš atrodo. Tai kaimietė. Mama, nuskopsim tą šitą. Įskalbsim. Tai. Reikia. Va, koks bardakėlis. Vajai, ale praeip. Tas baisusis debesis čia kažkoks kits, bet tai čia toks neremtas. Bet tas remtasis, tai te jurbarką išmaudė yra. Man baisu pagalvot,
Kaip aš išvalysiu tas visas čia dulkes. Vajesus. Baisu. Tėte, dešrainį. Valgysi? Nesakykime. Zasa. O kaip čia situacija tuo pati? Kur tu, ten spalių sluoksai, čia kokie 3 stemai. Ten nėr taip jau lygus jisai. O ano buvo dėts tas.
Juodoji. Kėdutės juodoje. Ai. Mes šiukšlės vešim. Taip. Viskas gerai, tenais nieks ten nebėg, viskas tvarko. Bet kadangi lyja, tai einam staklikės susirinkt, pasiruošti pagrindą. Priėmė mūsų smarvę, skroblus. Tai viskas liuks, įsivalėm aplink namą, nes jau būt pradėjo garuoti. Čia nervų pasimaskėtų. Va, tai kad lyja, tai einam stalažiuką žodžiu pasidaryti. Ir rytoj iš pradžių rodė be lietaus, dabar biškiai rodo lietaus, bet nu gal jį tarpuosi, nes tai reikia visą nusidengti plėvę. Visą plėvę reikia nusidengti stogu ir aukščius susigaudyti. Tai va, tai turi nelyti. Žodžiu, kaip matysim. Va, grindim Andrius parsivežė paukščių. Kaip jūs vadinas? Nu gerai, dabar. Pirelių plokštys man atstai. A ne, Pirelių kažkaip. Na, žodžiu. Na, žodžiu. Jau daugiau impregnuotus, bet tai sveria, kiek pusę uzbėsų vos pakelti eina. Tai pekant, jūs. Aišku, jau storas ėmėm. 22, ne? Jo, Gindėm. Tai va, čia visą parsivežysiu prie kabėlę. Jeigu kas trūks, dar nusipirksim, bet minimaliai trūks. Skaičiavimus tai 5 turėtų trūkt. Palei, nežinau, palei kraštą. Skaičiau lygiai, bet gal trūk. Gal ir ne 5, gal mažiau. Įtraukiausi. Nelipa, ten kažkas nelipa. Pažiūrėsiu. O į kas? Zumbinė nusimušė. Tiesiai kampuką. Tiesiai kampuką. What? Mama, kas čia? Sukti metaliukam.
Smėlutėm sukti. Dabar va taip padarysime. Taip padarysime. Ai, jau šitą garažą padarė. O tai kas? Čia kol mes dirbam. Tai turi ką veikti. Iškeliu dėžę, bet vitel. Gerai, kad į mamą, bet įdomu. Visur telpa. Oh my god. Oh, wow, švaria. Kodėl tu filmuoji? O ką tu darai? Nu, papasakok, ką darai. Noriu nupjauti. Nupjauti nori. Nu, kai biškį paaugsi, duosim nupjauti, gerai? Duok man tą pieštuką. Nu ką, Andrius staklikėm pagrindą pasidarė. Aš nuo stogo vandenis nusileidau. Tai einu filmuką montuot. O jūs žodžiu laikykit. Špygas, čiūras, viską, ką galite laikykit, kad man orai leistų stogą užsidengt šiais metais. Ačiū, kad žiūrit.